Sveiki sulaukę Atvelykio, Dievo gailestingumo sekmadienio. Atvelykį kaip Dievo gailestingumo sekmadienį švenčiame jau nuo jubiliejinių 2000 metų. Taigi šie metai yra jau 26-oji Atvelykio šventė kaip Dievo gailestingumo iškilmė. Šį Atvelykio sekmadienį per visus metų laikus mes skaitome vieną ir tą pačią Jono Evangeliją apie apaštalą Tomą, apie jo abejonės. Taigi, kasgi buvo tas apaštalas Tomas? Jis buvo gimęs ir užaugęs Galilėjoje. Tomo vardas, jo reikšmė turbūt daugeliui iš mūsų yra įdomu, ką tai reiškia, nes tų vardų yra ir Lietuvoje labai daug, ir jie yra populiarūs. Taigi Tomo vardo reikšmė yra dvynys. Graikų kalboje Tomas vadinasi Didymos. Nustebsime, o gal ir ne, bet bent aš asmeniškai esu ne kartą sutikęs tokią pavardę, tik šiek tiek galbūt kitų kirčiavimų, kaip Didymas, Didymaitė. Taigi yra daug panašumų su lietuvių ir graikų vardais bei pavardėmis. Ne visi, bet yra. Taigi Tomas, apaštalas ir rytų bažnyčios, galima sakyti, fundatorius, įkūrėjas ir primeivis. Pagal tradiciją yra manoma, kad jisai iškeliavo pirmiausia po Kristaus kančios ir mirties bei prisikėlimo į rytus, kurį laiką apaštalavo rytinėje Mezopotamijoje, Edesos mieste. Dabar tai būtų tokia pietryčių rytų Turkija. Vėliau jau nuo 52 metų jis patraukė link Indijos ir tenais apaštalauja net 20 metų iki savo šlovingos kankinio mirties. Yra bažnyčioje liudijimų, kad jis buvo pasiekęs net Kiniją, apaštalavo ir Kinijoje. Taigi miršta kankinio mirtimi apie 72 metus po Kristaus ir maždaug apie 230 metus po Kristaus vietos Indijos karalius jo šio kankinio Tomo apaštalo palaikus su visa pagarba išsiunčia atgal į Edesos miestą. Taigi jisai laikomas tokiu rytų bažnyčios patriarchu. Edesos mieste šie palaikai pagarboje ir maldoje išbūna beveik 1000 metų, kai galop apie po 1000 metų šie palaikai yra iškeldinami į Sijos salą, kuri yra labai arti dabar Turkijos krantų, bet priklauso Graikijai. Ir ten neužilgo iš tos salos šie palaikai atkeliauja į Italiją, į Ortonos miestą. Taigi, jeigu grįžkime dar prie tų salų, tos Sijos salos, kuri yra labai arti Turkijos krantų, ten visos salos priklauso Graikijai šiandien. Turkijai ne. Ir čia visai neseniai, gal dar prieš pat pandemiją, vienu metu atrodė, kad bus karas tarp Turkijos ir Graikijos, nes Erdoganas nekartą taip beveik ir su tokiu motyvu kalbėdavo viešai, kad čia yra neteisybė. Salos prie mūsų krantų, o priklauso Graikijai. Jas reikėtų taip pat paimti į savo rankas. Ačiū Dievui, to karo neįvyko, bet deja, pasaulis neramus. Karai kunkuliuoja visai kitur, o kartais visai šalia netgi mūsų. Taigi atvyksta tie palaikai į Ortonos miestą, kuris yra ant Adrijos jūros pakrantės miestas.
taip galima sakyti, rytinėje Italijoje. Kas yra įdomu dėl turizmo ir ypač mums lietuviams, yra tiesioginiai skrydžiai iš Kauno į Peskaros miestą, kur galima visai šalia aplankyti apaštalo Tomo palaikus, pasimelsti ir juos pagarbinti. O kaip žinote, netoli Peskaros miesto, gal yra koksai 150 kilometrų kelias dar žemiau, yra Bario miestas, kuriame taip pat panašiu metu atvyko ir Švento Mikalojaus vyskupo stebukladario palaikai ir šiandien yra galinga katedra, kurioje jie yra ir tiesiog piligrimų minios plūsta pasimelsti, pagarbinti ir paprašyti savo Dievo malonių užtariant šventajam Mikalojui vyskupui stebukladariui. Taigi nepamirškime, kad yra visai šalia du miestai, gal 200 km skirtumas, gal 150. Viename yra Šventasis Mikalojus, o kitame yra visai šalia Peskaros, kur yra tiesioginiai skrydžiai iš Kauno, Šventasis apaštalas Tomas. Tiesa, ne visi ten yra jo palaikai, yra nemaža dalis jų ir kita dalis yra kai kur kitur, o sakoma, kad jo galva yra šiuo metu randasi kitoje Viduržemio jūros saloje, Patmos saloje, Švento Jono teologo vienuolyne. Kartais mums gali kilti klausimas, ką čia tie krikščionys daro su tais palaikais? Ką jie čia garbina kažkokius tai kaulus? Galbūt nesuprantančiam šito atrodo ši keista tradicija melstis prie šventųjų ir kankinių palaikų, nes mes visi žinome, kad yra tik vienas Dievas, kuris gali atsakyti visus mūsų gyvenimo klausimus ir maldavimus. Ir vis tik yra tie tarpininkai šventieji ir kankiniai, kurie yra daug nuveikę dangaus karalystės labui ir jų užtariami mes taip pat galime viltis patirti tam tikrų malonių. Taigi, kodėl yra tokia svarbi šventųjų palaikų malda, garbinimas ir jų saugojimas? Viskas turbūt kilo iš to, kad tai buvo pirmieji amžiai. Šie šventieji paliudijo savo gyvenimą ir savo tikėjimą mirtimi ir kankinystę. Todėl, kai buvo visuotinis persekiojimas, jie būdavo slapta po kankinystės aktų surenkami, paslėpiami, saugojami ir prie jų buvo meldžiamasi, nes kitų relikvijų nebuvo, o buvo relikvija tai štai žmogus, kuris iki galo liko ištikimas Dievui. Ir buvo toks laikas, kai kiekvienas krikščionis žinojo, kad galbūt rytoj man reikės paliudyti Dievą, paliudyti Kristų, jį išpažinti. Ir to liudijimo kaina turbūt bus mano paties mirtis ir kankinystė. Todėl melsdamiesi prie šitų šventųjų ir kankinių palaikų, žmonės sėmėsi stiprybės, sėmėsi jėgų, kad ištvertų gyvenimo audrose ir būtų ištikimi iki galo Dievui ir bažnyčiai. Šiandien į mūsų gyvenimus nori, nenori ateina žmogiškų palaikų deginimas. Ir šiandien neretas atvejis, kai žmonės atsisveikina su pelenų dėžutėmis. Nėra mano reikalas, ką nors sakyti čia gerai ar blogai, bet noriu tokį pastebėjimą jums pasakyti ir su jumis pasidalinti, kuris mano atveju yra dažnai, sakykime, teisingas. Tik vienas. Lietuvoje numirė vienas garsus žmogus ir jo žmona našlė vėliau sako po kelių metų, prie kapo beveik neinu, nes ten nuėjusi nieko nejaučiu. O kodėl jį nejaučia? Nes ten yra tik jo pelenai. To žmogaus kūno jau ten nebėra. Taigi, tęsiant toliau mūsų pasakojime apie apaštalą Tomą, ką mes pastebime? Kokių dalykų iš Evangelijos jau, ne iš tradicijų ir pasakojimų, bet
iš Švento rašto. Pirmas pastebėjimas tai yra tai, kad galbūt kuris nusako apie apaštalo Tomo charakterį. Štai Jono 11 skyrių 16 eilutė sako, kai Jėzus kalba apie jau mirusį Lozorių, kad dabar jau tikrai eisiu aplankyti, bet jis jau tikrai mirė. Ir čia apaštalas Tomas sako, eikime ir mes numirti su juo. Kągi šie žodžiai gali parodyti mums apie jo charakterį? Kad žmogus tai buvo galbūt gana karštas. Galbūt kartais sakytume, kaip degtukas, kuris greitai užsidega. Ir mes tą darykime. Ir mes tai pasielkime. Taigi tam tikras charakteris atsiskleidžia. Toliau, sekantis Jono 14 skyrius 5 eilutė. Kai Jėzus vėl kalba, kad aš jums paruošiu vietą dangaus karalystėje, aš turiu palikti jūs, nes jumis bus pasirūpinta iš aukščiau. Ir čia būtent vėl apaštalas Tomas sako, viešpatie, mes nežinome, kur tu eini, tai kaip mes žinosime kelią. Ir čia štai išgirstame Jėzaus šitą, kaip sakant, galima sakyti, jo kredo, galima sakyti, jo tokį stiprų padrasinimą mums visiems. Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas tėvą kitaip kaip tik per mane. Taigi šie įspūdingi žodžiai yra iššaukti vėlgi apaštalo Tomo. Reiškia, galbūt buvo žmogus karšto charakterio, bet taip pat buvo žmogus ir turbūt karšto proto, jeigu taip staiga iššaukė Jėzaus tokius nuostabius žodžius, kad jis yra tiesa, kelias ir gyvenimas. Juk jeigu Jėzus veda mus pas save, veda per save pas tėvą, koks yra to vedimo tikslas? Jisai žino amžinai gyvenimą ir žino, ko reikia kiekvienam iš mūsų. Juk jeigu mes taip pat esame šioje gyvenimo kelionėje ir mes kur nors keliaujame, mes aklai nekeliaujame, mes kažkuo pasitikime. Žiūrėkite, jeigu kažkur važiuosime, mums reikia, kad žinotume, kur važiuosime, kur keliausime ir būtinai mūsų tarpe bus žmogus, kuris pasakys, aš turiu žemėlapius, aš žinau kelią, mes esame ramus, mes nepaklysime. Arba kitas žmogus sako, mes važiuosime ten ir ten, aš turiu tos pilies raktus. Reiškia, mes žinome, mes nakvynę gausime, mes galime drąsiai leistis į gyvenimą, nežiūrint to, kad mes galbūt nežinome, kaip tą kelią įveiksime, bet mūsų tarpe yra vienas, kuris yra viską apmastęs, viską surikiavęs. Dabar grįžtame prie Atvelykio Evangelijos pagal Joną. Šioje Evangelijoje mes išgirstame tokį įvykį. Po 8 dienų mokiniai vėl buvo kambaryje ir Tomas su jais. Jėzus atėjo durims esant užrakintoms, atsistojo viduryje ir prabilo, ramybė jums. Paskui kreipėsi į Tomą, pridėk čia pirštą ir apžiūrėk mano rankas. Pakelk ranką ir paliesk mano šoną. Jau nebebūk netikintis, būk tikintis. Tomas sušuko, mano viešpats ir mano Dievas. Jėzus jam ir sako, tu įtikėjai, nes pamatei, palaiminti, kurie tiki nematę. Šis pasakojimas dar apima ir tai, kad prieš tai Jėzus, kai pasirodė mokiniams, Tomo nebuvo. Ir jie jam vėliau sako, mes matėme viešpatį, mes jį sutikome. O jis čia sako, kol nepamatysiu visų žaizdų ir dūrių, nepatikėsiu. Ką tai reiškia? Tai vėl rodo tam tikrą Tomo charakterį, kuris yra karštas. Jisai labai tiki, bet kai jį prislegia faktai, vėl jisai viską atmeta ir dabar jis tiki tik faktais, mirtimi ant kryžiaus. Kristaus prisikėlimo jis nematė.
Mėly tikintieji, dar grįžkime šiek tiek prieš tai. Pasakojimas, prisiminkime Velykų pasakojimą apie tai, kad nuo Jėzaus kapo buvo nuritintas didelis akmuo. Ar mes susidomėjome, kodėl jis buvo nuritintas? Galbūt mes manome, kad jį reikėjo nuritinti tiems angelams, kažkokiom aukštutiniam jėgom, tam, kad Jėzus išeitų iš kapo, nes jisai būtų kitaip likęs toliau. Ne, mėlyjeji. Tas akmens nuritinimas buvo ne Jėzui reikalingas. Jis buvo reikalingas pirmiesiems mokiniams, Marijai Magdalietei, kurie atėję prie kapo rado tuščią kapą. Nes jeigu Jėzus būtų iš to kapo išėjęs per akmens sienas, jie būtų atėję užverstą kapą to sunkiu akmeniu. Jie būtų toliau gyvenę to, kad mokytojo daugiau nebėra. Jis mirė. Nuritintas akmuo visiems pažadino ir pabudino tą mintį, kad viešpats prisikėlė. Ir šiandien per atvilgį, kai mes skaitome apie tai, kaip Jėzus ateina į kambarį, kuris yra užrakintas dėl žydų baimės, jis ateina per užrakintas duris. Jam nereikia raktų, jam nereikia nei durų, nei langų. Jis tiesiog įeina, nes tai yra Dievo sūnus. Ir taip jisai kaip ir pirmą kartą pasirodė visiems mokiniams, kai tuo tarpu jų tarpe nebuvo apaštalo Tomo. Ir pasirodo antrą kartą, kai jau jisai yra, jis ateina per užrakintas duris. Jis ateina tam, kad atrakintų pirmųjų mokinių protus, sielas ir širdis. Atrakintų gyvenimui, amžinajam gyvenimui su Dievu. Kodėl yra labai svarbus tie Jėzaus pasakyti žodžiai palaiminti, kurie tiki nematę? Užbaigsiu šio atvelykio sekmadienio pasikalbėjimą su jumis su tokiu pavyzdžiu. Kartą vienas ūkininkas kažkada buvo stipriai užpultas buliaus, jaučių. Ir žinote, atsitinka tai kartais. Jie užpuola net savo šeimininkus, ūkininkus. Vienus subado net iki mirties, yra ne vienas atvejis. Tai lygiai taip pat ir tą ūkininką užpultą tas bulius sutrypė, bet ne iki mirties. Tačiau ūkininkas neteko regėjimo, tapo aklu. Praėjo ne 1 metai ir jau ūkininkas yra atsigavęs, jis dar matomai viską valdo savo ūkyje ir viską gerai visiems pažįsta ir išmano. Pas jį atvyko vienas draugas aplankyti jį ir tas aklas ūkininkas sako tam: einame pasivaikščioti po mano valdas. Ir jie išėjo. Vaikšto jie kartu po tas valdas ir staiga tas svečias mato, kaip bulius jautis iš kažkur vėl atlėkė tiesiai lyg ant jų. Jis viską metė, paliko tą aklą ūkininką ir staigiai nuskodė prie artimiausio medžio ir jį įsilipo. Ir iš ten dabar stebi tą vaizdą. Tas bulius, kuris bėgo smarkiai link to ūkininko, staiga porą metrų prieš tai sustojo, bet toliau pradėjo urgždamas artėti prie jo. Ir taip lyg tai su savo tais ragais ir savo to buliaus veidu, jisai lyg tai pastūmė tą ūkininką iš nugaros, nes jisai stovėjo ir nežinojo, iš kur tas yra, kur jisai stovi. Taip lengvai pastūmė jį. Tada ūkininkas staigiai atsisuko veidu į bulių, sugraibė jam už ragų ir savo galvą ir buliaus galvą sudėjo į vienumą. Taip, prisiglaudė savo galvą prie buliaus galvos, kiek palaikęs ją, jisai atleido, patapšnojo buliui už galvos ir tas bulius nusisukęs palengva nuėjo savo. Tada tas išlipęs iš medžio draugas sugrįžęs jo ir klausė, sako: aš netikėjau, kad tu toksai stiprus žmogus. Iš kur viskas taip pas tave? Ūkininkas jam ir sako: ai, čia tik tikėjimo galia. Palaiminto švento atvelykio, prasmingo Velykų džiaugsmo jūsų namams, jūsų šeimoms, jūsų vaikams ir jūsų visų gyvenimams. Aleliuja.